Sveiki, mėly tinklalaidės daugiau mažiau žiūrovai ir klausytojai. Sugrįžusi tinklalaidė sveikinasi ir norim priminti, kad ją kuria Vilniaus etninės kultūros centras, o vedu aš, kultūrinės veiklos koordinatorė Vera Venskūnaitė. Šiandien šnekėsime apie etninę kultūrą, apie folklorą, apie įvairius jos transformacijos reiškinius. Na, o kaip ir pati tinklalaidė, bandom pakalbinti žmonės iš etninės kultūros lauko, šiek tiek geriau juos pažinti ir pasidomėti jų veikla, galbūt naujomis veiklomis. Tai šiandien man labai džiugu pristatyti, kad svečiuose apsilankė mano dėstytojas Rytis Ambrazevičius, kuris yra etnomuzikologas, fizikas, muzikos akustikas ir psichologas, atlikėjas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir Kauno technologijos universiteto profesorius ir dar taip pat yra folkloro ansamblių Mindrė ir Intakas vadovas. Sveiki, Ryti. Sveiki, sveiki visi. Tai tikrai gausiais tokiais, ir įvairiais apdovanojimais ir pasiekimais pasižymintis žmogus. Tai šiandien norėtume taip turbūt pašnekėti labiau apie dainavimą, apie jo raišką šiandienoje, bet norisi pradėti nuo to įprasto klausimo. Kas jums yra etninė kultūra ir kaip jinai atsirado jūsų gyvenime? Gal nuo antros klausimo dalies. Kaip jinai atsirado? Istorija šiaip yra labai ilga, bet kažkaip trumpai bandysiu ją papasakoti. Tai aš dainavau jau nuo vaikystės, nes mano senelis iš mamos pusės buvo geras dainininkas, jis turėjo tokį aukštą balselį. Čia aš dažnai ten pas juos gyvendavau, kaime prie Rokiškio, kaip 4 kilometrai nuo Rokiškio, Šilaikių kaimas, tik tai užaugęs paskui sužinojau, kad pasirodo bendrinė kalba Šileikiai, jie žinojo, kad visada, kad Šilaikiai. Ir ką aš prisimenu, savo pirmą dainą, tai kai, žodžiu, mūsų tas namas, ta troba prie kelio, žodžiu, prie pat kelio yra klevai tokie, čia tas namas ir mes ant priemenės, priemeniai, žodžiu, sėdim ir jis veda savo aukštų balsų, tenoriukų tokių. Kaip aš jojau per žalių girelį, aukštai švietė mėnulys, liuli, aukštai švietė mėnulys. O aš pritariu žemesnių balsų. Tai aš maniau, kad taip iš tikrųjų ir buvo, bet mano tėtis, kai aš kažkur apie šitą parašiau, aš parašiau tikriausiai, bukletėlė prie kažkokio disko. Tai jisai perskaitė ir sako, ne, tavo pirmoji daina buvo su kitu seneliu, iš jo pusės. Aš šito jau nebeprisimenu, nes jau buvo labai mažas, bet tas senelis buvo nuo, sakysim, tokio Priedzukio, Suvalkijos Priedzukio. Ir ta daina buvo oi lekia gulibių pulkelis, lekia gulibių pulkelis, ir taip toliau. Tai pasirodo šitą dainą buvo. Ir toliau buvo muzikos mokykla, tada kažkaip to tokio, didelio kontakto su etninė kultūra, etninė muzika nebuvo. Bet, o paskui buvo fizika, fizikos žodžių studijos, baigiau Vilniaus universitetą ir tada prasidėjo tas atšilimo laikotarpis, kaip ir jo perestroika, ir tada vienas, kaip tik mano kursiokas fizikas mane pasikvietė padainuoti kažkur į kažkokį troleibusų parko
žodžiu, ansamblį. Mes ten truputį padainavom, ten buvo tokie jau pagyvenę žmonės, mums ten buvo nelabai įdomu, tada mes nuėjom į Vilniaus universiteto istorikų ansamblį, kur vadovavo jam toks entuziastas labai Vytautas Musteikis. Ir tada mes išvažiavom į ekspediciją žiemą. O dar reikia pasakyti, kad prieš tai aš kažkaip bendravau su Landsbergių šeima, o Birutė Landsbergytė dirbo šitame Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Ir ji man, kadangi žinojo, kad aš turiu tą muzikinį išsilavinimą, pakvietė mane užsidirbti, truputį transkribuoti dainas, tas iš juostų. Ir aš ten prisitranskribavau jų daug ir kai kurias man patiko, užsirašiau, bet tiesą sakant, kai kurios dainos man patiko, kitos buvo tiesiog smagu kaip žaidimas, kaip va čia va tą garsą užrašai natomis. Bet, tai man buvo įdomu tik tai tiek. Bet aš ten užsidirbau pinigėlio, o vat kai Musteikis išsivežė į ekspediciją, kai aš patekau į tą aplinką, kur tie žmonės, aš juos tiesiog idealizavau, viską, ką jie turi ir to pačiu ir dainas. Ir aš staiga įvyko toks persivertimas. Tos dainos pasąmonėje kaip ir atgyjo ir aš kaip ir netrukus pasidariau ekspertu jų. Nes visą tai aš jau kažkaip, žinojau, kaip ir ištraukiau iš pasąmonės. Ir tada greitai ir pradėjau vadovauti tam ansambliui ir tada prisidėjau, užsisuko ta veikla, tada mane pakvietė dirbti tai vienur, tai kitur, tai LNKC, tada mano darbas fizikos institute kažkaip pasibaigė, nes aš jau nebespėjau tenai, bet aš labai džiaugiuosi, kad aš fizikas esu, kad aš baigęs tą specialybę. Ir tada pradėjau vadovauti ansamblį, pradėjau dėstyti akademijoje, KTU ir disertaciją jau apsigyniau iš muzikologijos. Ir taip, labai ilga istorija. Taip trumpai bandžiau ją papasakoti. O tai pati fizika, kodėl ją iš pradžių fiziką pasirinko, o ne muziką? Nes aš įsivaizduoju, kad buvo turbūt klausimas, ką rinktis. Ne, tokio klausimo nebuvo. Nes kaip aš muzikavau, grojau gitarą, kūriau dainas, tiksliau pasakius, tekstus kūrė toks Artūras Skučas, turbūt žinomas žmogus, kuris tais laikais buvo aukščiausios tarybos apsaugos viršininkas ir panašiai, kuris apdovanojimų daugybę gavęs už tai, o aš kūriu muziką, dar kažkur yra magnetofonų juostose įrašyta, aš galvoju, labai ten fantastiškai, dabar galima būtų roko grupėje kokią nors padaryti šitą. Bet kaip, kame reikalas, atėjo geras fizikos mokytojas. Ir tada iš mūsų mes važinėjom į olimpiadas ir aš ten buvau fizikos olimpiadų laureatas ir natūralu, kad 5 iš mūsų klasės stojo į fiziką ir įstojo į tą fiziką ir baigė. Ir aš labai džiaugiuosi, jeigu dabar reikėtų gyventi iš naujo, aš nežinau, tikriausiai taip pat padaryčiau, nes buvo labai gera atmosfera fizikos fakultete ir fantastiški dėstytojai. Ir, labai viskas buvo gerai. Ir paskui tik tai persivertė, kai, prasidėjo tie nauji laikai. Ir iš to fizikos instituto irgi gal koks trečdalis žmonių išėjo į kompiuteristus, į politikus. Ir į etnomuzikologus truputėlį. Žodžiu, taip sakant, mūsų fizikų visur yra dabar. Tai ta tokia persivertimas į etnomuzikologiją, jis įsivaizduoja natūraliai ir fizikos visas žinias atsinešė kartu, ar ne? Tapsime, kad nusprendėt būtent tokiais metodais dirbti ir etnomuzikologijoje. Ne, gal iš pradžių tiesiog mane susiurbė ta veikla visur dalyvauti, dainuoti,
žiūrėti, o palaipsniui aš, gana greitai pradėjau kreipti dėmesį į kaip tas balsas, kaip išgaunamas tas balsas ir kuo skiriasi vienoks balsas nuo kitokio, ir kaip dainuoja ten Žemaitijoje, ir kaip Dzūkijoje, ir koks individualumas yra toj pačioj Dzūkijoje, pavyzdžiui, tų balsų. Ir tada, o kaip tai galima tyrinėti. Ir tai galima, aišku, subjektyviai vertinti, yra tokie metodai, klausimynai visokie ir panašiai, bet labai padeda akustiniai metodai. Ir čia man labai padėjo tai, kad aš esu fizikas ir aš žinau, kaip pamatuoti viską, tai ir pažiūrėti. Ir tada nuo to prasidėjo mano mokslai. Tiesą sakant, mano, žodžiu, kai reikėjo, čia dar tokia istorija buvo, kai aš kažkokį projektą pateikiau mokslo tarybai ir gavau atsakymą, kad labai gerai, labai gera paraiška, bet jūs ne mokslininkas. Galvoju, o kas tas mokslininkas? Aha, tas, kur turi daktaro laipsnį. Tai man reikia tada daktaro laipsnį turėti. Nors aš praktinių žinių buvau prisikaupęs daug ir netgi prirašęs straipsnių į tos prestižinius užsieninius mokslo žurnalus. Tai tada galvoju, tai gerai, tai reikia kažkur stoti į doktorantūrą. Ir įstojau į doktorantūrą, pasirodo, buvo likę 3 mėnesiai iki amžiaus limito. Žodžiu. Ir tada tema mano buvo būtent lietuvių vyrų tradicinės dainavimas, kaip akustiniais metodais tirti. Ir paskui pradėjau aš vieną vyrą tirti ir įsikniaubiau labai į intervalus tarp garsų, tarp dermės laipsnių. Ir tada ta tema persisformavo į dermių tyrimą. Ne tik vyrų dainavime, bet ir sutartinėse ir visur, žodžiu. Ir taip, ir tada tie tyrimai pakrypo šitą linkme ir tada apsigyniau tą disertaciją ir tada toks buvo pokrypis, pradėjau lyginti, kaip yra dainavime ir kalboje. Tada mes padarėm projektus su kalbininkais. Ir tada buvo netgi tokių tyrimų vien kalbinių, kalbos, akustikos, žodžiu, bendrinės lietuvių kalbos akustikos, arba vadinamosios akustinės fonetikos, bendrinės ir tarmių. Tai, čia man tenka tiesiog pasigirti, kad iki mano tų tyrimų lietuvių kalbos buvo tik tai balsių akustinių tyrimų. Priebalsių ten buvo kažkokie ten trukmių matavimai, kurie šiaip jau sakant, jie nelabai ką reiškia. Bet kas dėl priebalsių kokybės, jų, žodžiu, spektrinių charakteristikų, jų tenai, jų, pavyzdžiui, sprogstamųjų priebalsių, kad yra kelios fazės, niekada tai nebuvo čia, žodžiu, tyrinėjama Lietuvoje. Nors pasaulyje tai buvo, bet kažkaip Lietuvoje, nes priebalsių akustika žymiai sudėtingesnė yra. Ir tada, žodžiu, aš tiesiog perkeliau patirtį užsieninę ir savo dar metodų prigalvoju, ir kaip ir pradėjau tą priebalsių akustikos mokslinę tą, žodžiu, sritį Lietuvoje, paskui pasipylė kiti straipsniai, kitų autorių. Bet aš jau labai ilgai pasakoju. Dabar. O aš žinau, kad jūs tikrai labai begalė ir straipsnių, ir monografijų, ir visko, bet nespėsim turbūt šito visko aptarti, bet koks dabar jūsų tyrimas vyksta galbūt? Dabar, žinot, įvairiom kryptim. Čia buvo tiesiog vienas tyrimas su muzikologija, su pianizmo tyrinėtoja, galima būtų pasakyti, Lina Navickaitė Martinelė. Ir ten buvo apie atlikimo reikalus įvairiausiais aspektais. Kaip, žodžiu, jos ten, pavyzdžiui, yra kaip būtent pianistai, kaip gestais perteikia savo būseną, emocijas ir panašiai. O mano buvo emocijų
emocijų perteikimo dainavime tyrimas. Žodžiu, ten buvo lietuvių tradicinis dainavimas ir buvo iš kitos pusės indų. Jau nebe tradicinis dainavimas, bet ragos, žodžiu, instrumentinė muzika. Ir kaip tos emocijos yra užkoduojamos ir kaip jos yra perteikiamos. Jų, žodžiu, vertinimai. Tai čia galima būtų labai ilgai pasakoti, bet jeigu trumpai, tai tiesiog muzikos psichologija. Čia ne apie akustinius matavimus, čia yra psichologija daugiau, kaip vyksta tas emocijų perteikimas. Kita tokia sritis. Dabar pastaraisiais metais aš labai susidomėjau ir pradėjau lyginti reikalus didesnėme areale. Žodžiu, lietuviai, baltarusiai, ukrainiečiai, šiek tiek latviai, lenkai, bet daugiau šitas rytų slavų. Arealas, kas yra bendro, ir čia jau akustiniai tyrimai, daugiausiai ritmikos tyrimai, šiek tiek intonavimo, dermių tyrimai, tai čia irgi būtų galima daug pasakoti, bet jeigu trumpai, kas yra bendro ir kuo skiriasi, ir vieną kitą dalyką galima pasakyti, kad pavyzdžiui, tam tikrais ritmikos aspektais dzūkai patenka labiau į ukrainiečių, baltarusių arealą, nuo jų aukštaičiai, suvalkiečiai, žemaičiai gerokai skiriasi. Pavyzdžiui, tai čia tokie dalykai. O beje, yra ukrainiečių tyrinėtojos, daugiau netyrinėtojai, kurios irgi kitus ritmikos aspektus, kitus ne mano akustinius, bet ten skaičiuoja, žodžiu, ritminius ten piešinius ir panašiai. Ir kažkaip išeina labai gražiai, kad ukrainiečiai, baltarusiai nuo rusų atsiskiria. Ir vadinasi, čia gali būti kažkokie ir seni substratai labai, bet gali būti ir LDK, kaip čia susiformavo tos tautos. Tai tokie bendri tyrimai, bendras tyrimų laukas ir su tom ukrainietėm mes planuojame toliau kažką daryti bendrai. Čia iš tikrųjų turbūt įdomu ir klausytojams, kadangi kaip ta muzikologija ar negali kitiems mokslams daryti įtaką, iš tikrųjų, kur kyla klausimas dažnai, kam to reikia ar ne, štai kam to reikia ar ne. O gal galėtumėt keliais sakiniais pristatyti, kaip vyksta tas jūsų tyrimas, kas yra tas akustinis tyrinėjimas? Čia keliais sakiniais. Tai žiūrėkite, tai galima pasakyti, kad yra, kaip dabar keli elementai, keli aspektai, keli sluoksniai. Žodžiu, tai gerai, jeigu pradedam nuo laiko matavimo, nuo žodžio ritmikos. Tai kaip, tai mes turime garso takelį, čia gal būtų pats, paprasčiausiai paaiškinimas tas tyrimas, o gal ne. Žodžiu, turime garso takelį ir matuojame garsų trukmes. Čia reikėtų dar gilintis, kaip jas matuojame, nes nėra taip labai paprasta. Matuojame tas garsų trukmes, ieškome jų santykių ir jų santykiai tai jeigu yra gyvas atlikimas, tai nėra tokie paprasti, kad ketvirtinė yra dvigubai ilgesnė už aštuntinę tiksliai. Nėra tokie paprasti. Gali būti įvairūs netikslumai, nuokrypiai nuo to, jeigu titi, tai ne 2-1-1, o gali būti ten vienu atveju 2,1, 0,9, 0,7. Pavyzdžiui, jeigu taip. Ar panašiai. Čia būtų geriausias pavyzdys, čia iš vienos valsės. 1-2-3, 1-2-3, kur ketvirtinės nėra vienodos, bet sistemingai pirmoji yra trumpa, antroji yra ilga, trečioji yra vidutinė. Ta. Kodėl taip yra? Taip gal lengviau yra šokti.
tada pagal tokį. Vienu žodžiu, aš čia to noriu pasakyti, kad tie nuokrypiai sistemingai, aišku, yra tame ir to, kad mes net jeigu norėtumėm tiksliai vienodai nesugrotumėm to paties ar nepadainuotumėm, bet yra kiti tie nuokrypiai sistemingi, kurie kaip tik padeda, kurie yra būdingi tam stiliui. Tos 3/4 vienos valso tam akompanimente yra va tokios, 3/4 kažkur kitokioj muzikoje gali kitaip būti ištampytos ir tai bus tas stiliaus markeris, stiliaus požymis. Tai va, tai pavyzdžiui tokie vyksta tyrinėjimai. Dabar jeigu perinam prie aukščio tyrinėjimo, tai kas ten yra? Turi aukščio, žodžiu, kontrą, jeigu tai yra monofoninė muzika, pavyzdžiui, yra tas, kaip kinta su visom smulkmenom garso aukštis. Čia matai vibrato, gali pamatuoti, žodžiu, vibrato vienu atveju vienoks, kitu atveju kitoks. Matai melizmatiką, kažkokius tenai mažas nateles ir kaip jos susiformuoja. Beje, gali vokalinę techniką aiškinti, kaip tos melizmos pasidaro, tada, kai žiūri tos grafikus. Tada, tai čia tokios, detalės tokios. Toliau gali pamatuoti tiksliai garsų aukščius, kai yra vienas dermės laipsnis, kitas, trečias, pamatuoti ir jie nevienodai yra intonuojami melodijos dalyse. Ir tada gali pažiūrėti, kurie stabiliau intonuojami, kurie ne taip stabiliai, daryti išvadas, kurie yra reikšmingesni, kurie mažiau reikšmingi ir panašiai. Ir kokia yra ta darna, kiek tai panašu į temperaciją, kiek tai ne. Ir gali būti, kad mes klausomės kažkokios melodijos, iš klausos mes nusprendžiame, kad čia tonas, ten tonas, pustonis ir taip toliau. O pamatavę mes gauname, kad ten yra kažkas visai kitaip ir kreivai. Vadinasi, iš klausos mes padarytumėm vienas išvadas, tomis užrašytumėm ir tada vystytumėm kažkokias muzikologinės teorijas, kaip čia yra, o iš tikrųjų gali tai visą būti blefas, kad mes bandome tai, ką girdime ir tai natūralu, kad mes bandome įsprausti į savo dabar aplinkoje esančią tą tolygią temperaciją. Ir paskui dar toliau galima kalbėti apie tembro tyrimus, tai čia su spektru būtų susijęs, su garso spektru, dinamikos tyrimus, su garso intensyvumo kitimu galima pamatuoti. Taip toliau. Šitą vietą turbūt reiktų klausytojams parekomenduoti, tiesiog paskaityti Ryčio straipsnis, kadangi tikrai daug tų teorijų muzikologinių ir yra paneigta būtent tais tyrimais, kuriuos jis atliko. Tai tikrai kviečiu pasidomėti, žodžiu, ir paskaityti. O dabar norėtųs truputį dar atsigrįžti į tą jūsų, tos pirmosius prisilietimus prie folkloro ir labai gražiai paminėjot ekspedicinę praktiką. Žinau, kad tikrai turit tokių žmonių, iš kurių tiesiog mokėtės ar ne, taip net gyvendami kartu su jais. Gal galite truputį papasakot, kokie tai buvo žmonės ir kodėl su jais norėjot taip mokytis iš jų? Pirmasis žmogus, tai buvo, bet su jie buvo bendrauta labai trumpai, bet vis dėlto tai reikšmingas žmogus, nes tai buvo ta pirmoji gera dainininkė Musteikio ekspedicijoje, kuri mane ir užkabino. Jos daina, oi gaidi, gaidelį mano, ko taip anksti giedojai. Taip, anksti gėdai. Tai labai svarbus žmogus. Nalivaikienė, o vardo neprisimenu. O šiaip mano, kaip aš vadinu guru, tai yra amžinatilsį Jonas Jakubauskas iš Žagarių kaimo, Seinų krašto. Tai jis jau, tas dainininkas buvo žinomas jau Punsko Seinų krašte, jau jis buvo išgarsėjęs, žodžiu, buvo užrašinėjamas. O aš su juo susipažinau
Ar tai toje Norberto Vėliaus ekspedicijoje, truputį anksčiau dabar galvoju, žodžiu, čia apie 90-ieji metai čia. Ir, na, tiesiog aš užrašiau gal virš 200 tų dainų ir kitokių ten vienetų pasakojimų jo. Ir jis toks kaimo keistuolis buvo. Jis šiaip, žodžiu, nevedęs, profesija buvo ne žemdirbys kažkoks, o siuvėjas. Žodžiu, ir gerai jis iš to vertėsi. Ir dainininkas geras, kaip sakydavo jis pats, kad jau nuo mažų dienų, kai jie su vaikais kitais ganė, tai kiti vaikai sakydavo, kad tu neganyk, tik stovėk ten ant kalnuko ir giedok. Žodžiu, ir jis, tiesiog labai imlus būdavo, kuris išgirzdavo, kokią dainą iš karto įsimindavo. Ir tiesiog tas jo, kad tai, ką jis turėjo, tai lobynas yra tiesiog kaip ir enciklopedija to krašto dainų, toks, ta prasme, toks rinkinys, kurio galima remtis, maždaug apibendrinant, apibrėžiant, kokios dainos ir kaip jos yra dainuojamos tame krašte. Tai tai jisai toks įgurų buvo ir paskui mes, kai su ansambliu važinėdavom į užsienius, į Prancūziją, Vokietiją, Belgiją, taip toliau mes vis pravažiavę sieną užsukdavom pas jį ir pavaikščiodavom, padainuodavom su juo. Ir dabar, žodžiu, beje, šie metai yra 25 metai nuo jo mirties jubiliejus ir organizuojami įvairūs renginiai Punsko Seinų krašte. Ten kažkaip dar irgi, žodžiu, tektų mums gal sudalyvauti. O beje, tasai ansamblis Intakas, kaip jo pavadinimas, žodžiu, atsirado. Tai kadangi ansamblis prasidėjo nuo Jakubausko, pradžioje buvo, čia reiktų taip pasakoti, buvo istorijos fakulteto ansamblis, jam vadovavau, kadangi Musteikis ten nebespėjus išėjo kitą ansamblį. Tada buvo tokia, kaip ir išėjo žmonės, nes baigė studijas, tų istorikų nebeliko, buvo kaip ir tokia pauzė, prisirinko draugų, pasidarė nauja sudėtis ir mes galvojom, kaip čia pasivadinti. Ir tada kaip tik buvo tas Jakubausko laikas ir jo dainos, buvo ir kitų dainų, bet jo buvo daugiausiai ir galvoju, kaip čia, kad būtų su Jakubausku susiję. Ir galvoju, kažkokį vandenvardį iš to, ten Alnis yra ežeris, bet Alnis čia Alna tokia firma buvo, galvoju, koks nors Alnio Intakas koks nors, o galvoju, šiaip Intakas. Intakas kaip, mūsų intakas į Lietuvos visą tą folklorinį judėjimą. Tai taip. Labai gražios istorijos ir aš galvoju, dažnai toks man klausimas, nes iš mano perspektyvos, iš mano kartos perspektyvos, mes jau nebeturim tos galimybės dažnai atveju lankytis pas pateikėjus, kurti santykį su jais kažkokį gilesnį. Mes jau liekam su tuo, kas yra anksčiau užrašytas, su tais įrašais, su archyvais. Jūs kalbat ir apie sąjūdžio laikus, ir apie lankymas ekspedicijose. Kaip matot dabartinio jaunimo, nežinau, tos dabartinės visuomenės santykis su daina, su dainavimu apskritai? Ar jis labai skiriasi nuo to, kaip buvo, kai jūs pradėjote, tarkim, kaip jisai kito, gal galit kažkokias tokias pakomentuoti, gal kažkokias išvadas savo esat pasidaręs? Tai pirmiausia, gal, reikėtų pasakyti, kad tas folklorinis judėjimas, tas muzikavimo ir šiaip folklorinis judėjimas, tai ir tasai santykis, kaip sakai, su daina, jisai buvo tikriausiai labai stiprus, patsai stipriausias, matyti, jis taip kilo nuo ten 7-ojo
dešimtmečio vis kūrėsi tie žodžio ansambliai, ekspedicijos ir taip toliau, skambakankliai. Ir jis taip jau matys stipriausias, bent statistiškai, kiek buvo daugiausiai ansamblių. Tai prieš tą perestroiką ar jos metu, žodžiu, tiesiog perestroikos gal metu. Nes tai buvo viena iš nedaugelio sričių, kur, taip pusiau oficialiai galima buvo tą savo identitetą reikšti, kaip yra. Ir ten žmonės ir jie, norėdami parodyti, aš lietuvis, aš čia groju, aš dainuoju lietuviškas dainas. O kai jau buvo iškovota nepriklausomybė, jau atsirado daug kitų sričių, išėjo žmonės ir į politiką, ten ir vienur, kitur, tasai judėjimas kaip ir nuslūgo truputėlį. Ir paskui jisai toliau, aš manau, nebeslūgo, pasidarė toksai štilis, kaip ir vienodai daugiau mažiau. Na ir tasai santykis, taip ir kito, bet atsirado kai kas naujo. Žodžiu, atsirado kaip postfolkinis judėjimas toksai. Ir renginiai, festivaliai, kaip Mėnuo juodaragis, pavyzdžiui, ar ten Suklegos ir panašiai. Ir įvairios grupės, įvairūs projektai, tos grupės ne tik, kad daug jų, bet jos labai įvairios, ir folk rokas, ir folk džiazas, ir elektroninis folkas, ir ten folk metalas, ir panašiai. Tai tasai santykis su dainavimu, jisai kaip ir liko, bet jis pasidarė toks labiau įvairus, įvairiapusis ir įvairiai pajaustas, įvairiai išjaustas, tai giliau, tai ne taip giliai gal, bet vis tiek išliekantis toksai. Mhm. O aš norėčiau klausti ir jūsų tada santykio su daina ir dainavimu, nes turbūt tiem, kas sukasi folkloro pasaulyje, žodžiu, jaučia skirtumą, ar ne, tarp to, kaip, pavyzdžiui, jūs dainuojate ir kažkoks kitas ansamblis. Tai tokie akivaizdūs skirtumai, kadangi jūs ir labai giliai tyrėte tas dainas, kaip ir minėjot prieš tai, bet ir atlikime labai giliai kapstot, ar ne? Ir gal įdomu, kodėl jums tai įdomu, kodėl jūs norit taip giliai kapstyti, ar ne, kur kitas žmogus galbūt sakytų, man užtenka tiesiog paimti tekstą ir melodiją, padainuoti ir man gražu. O aš gal atsakyčiau klausimu, o kodėl tai gali būti neįdomu? Daug darbo, man dažnai sako tai. Bet tas darbas yra įdomus, tas darbas yra hobis. Tai tiesiog čia įdomu įvairiais aspektais. Pirmiausiai, pajausti, ką gali padaryti tavo balsas. Jis gali padaryti taip, jis gali padaryti kitaip. Galų gale tu gali dainuoti, ale operinių balsų, gali dainuoti kitokių balsų. Ir įdomu, kaip tai tenai daroma, tame krašte, ar to dainininko, kaip tas. Ir kas čia yra savito. Ir kaip čia ta akustinė pusė, tai gal tas, sakysim, mokslinis tyrimas, gal čia netgi toks kaip ir antraeilis yra, nes aš tenai jau tos akustinius grafikus kreipiuosi, jeigu jau kažkas neaišku būna, kažko nesigirdi ir kažką pasitikslinti reikia. Bet šiaip daug ką girdi, kaip čia tas balsas pakreipiamas, kaip čia kokia puošmena čia yra padaroma, kaip čia atsiranda keli balsai irgi, bet tiesa, čia, žodžiu, akustinės programos padeda, nes kartais koks nors balsas, jisai užgožiamas ir kitų, atsidarai spektrogramą, matai, yra čia dar vienas balsas ir galima jį, žodžiu, pritaikyti. Bet kitas reikalas, kuris yra labai svarbus, tas ne tai, kad tu čia mechaniškai padarysi kažką, bet tavo būsena, kaip tu jausiesi. Ir
tas, žodžiu, įdomus potyris, kad tu kaip ir persikūnyji į kažką, ne tai, kad į konkretų žmogų, bet į kažkokias apibendrintas savo šaknis, tu kaip ir pasijauti tuo, kuris čia, nežinau, 20 amžiaus pradžioj, 19 amžiui, tai yra tasai laikas, kada formavosi nacija, kada buvo artėjama link nepriklausomybės, kodėl dabar tradiciniai rūbai yra iš to laikmečio ir kodėl mes jais rengiamės. Mes mėgstam ir archeologinius, rekonstruotus rūbus. Tai, aišku, dėl to, kad jie yra išlikę, daug tos medžiagos likę, bet ir tai, kad tai yra tas mūsų laikmetis, kada mes labai lietuviai buvom. Ir čia pasijausti tuo yra tiesiog labai smagu. Ir kai žodžiu, kartais čia gal, čia prieinam prie kitos temos, kaip ir kai, žodžiu, sakoma, kad, bet juk viskas vystosi, folkloras vystosi, ir kaip čia Marijonas Mikutavičius kažkada pareiškęs per tą, kai būna ten tie XXX, 3 X faktorius, kai ten kažkokia mergaitė iš Aukštaitijos, iš kur, neprisimenu, bet išėjo, padnavo vieną dainą labai gražiai, ale autentiškai, panašiai, žodžiu, jis ten sako, tai dabar, baigite, dabar čia jau reikia kitaip, čia moderniai reikia dabar dainuoti. Tai, bet palaukite, gerai, pagalvokime tada apie akademinę muziką. Tai gal dabar reikia tik modernę muziką groti, tik tai netgi 21 amžiaus, nes tai, kas 20 amžiuje, 19 buvo ten, ar anksčiau ten visoks, ten Vivaldi, ten Beethovenas, tai jau senienos yra, ten jau to nebereikia. Arba jeigu Bachą groti ar dainuoti, tai reikia Makferino stiliumi, tik tai taip. Makferinas yra labai gražu, aš jį mėgstu, bet aš nesakau, kad tik tai taip, kaip pasakytų Marijonas Mikutavičius. Tai ir galų gale yra dar ten gilesnės sluoksniai, kaip dabar senosios akademinės muzikos fanai, entuziastai bando rekonstruoti tą muziką, gaminasi instrumentus senovinius, derina kitaip ten ir panašiai. Tai tiesiog tai daug yra aspektų, žodžiu, kaip aš čia gal paminėjau tik tai 2. Tai tas pats įdomu, ką tu gali padaryti su savo balsu ir kokius įdomius sąskambius, jeigu grupėje tu gali išgauti. O kitas tas pojūtis, persikūnymas į ne tai, kad kitokį, ne tai, kad tas kažkoks kitas, kuris buvo, bet tiesiog tavo kažkoks pagrindas, tavo identiteto kodas kažkoks, kurį tu gali galų gale net, kaip pasakau, egoistiškai gali jo pasinaudoti, kadangi ten yra daug kas tokio rasta, santykių, ryšių, pasaulėjautos, daug kas yra iškristalizuota, rasta. Tai kodėl tau to nepasinaudojus, tu gali taip pasimti tau už tai, ką tai yra duodama. Gali pasinaudoti. O dabar, kai šnekat, tikrai, atrodo, kad tas folkloras, ta tautosaka, jos atlikimas kažkaip kitaip visuomet yra matomas turbūt visuomeniai, negu, pavyzdžiui, turbūt apie klasiką, daugumoje nekyla klausimų, ar ne, kad klasikinis vokalas yra toks ir toks, jis taip turi būti atliekama ta daina. Ten barokas irgi, jau ten, kur giliau kapsto, jau neaišku, ar reikia, kad kapstytų, bet vis tiek yra tie tokie kertiniai žanrai, ar ne, ar ten koks džiazas, kur visiems aišku, kad taip ir taip jį reikia atlikti. Kas yra su liaudies daina? Kodėl liaudies muzika, šokai, nesvarbu, kodėl šitas žanras nėra sutapatinamas, kodėl jam kaip ir nėra taikomi, neturėtų būti taikomi visuomenės nuomonė tie patys standartai atlikimo. O kodėl, taip sakant, kaip dažnai šiais laikais yra sakoma, kodėl tie skirtingi vertinimo kriterijai
kodėl vienu atveju taip, o kitu kitaip. Irgi lygiai taip pat. Žodžiu, o dabar kaip yra, mes turime užfiksuotą, mes žinome pastarųjų laikų dainavimo stilių. Taip, ir mums, tas 19 amžiaus pabaiga, 20 ir taip toliau, ir mums, tame stiliu, yra tasai stilių visuma. Ne vienas yra stilius, ne? Ir mums yra smalsu, įdomu, tai rekonstruoti, tuo pasijausti ir gerai, ir viskas. Jeigu kartais galime pafantazuoti, būtų kažkokie įrašai iš ten 15 amžiaus, ne? Ir ten būtų dainuojama kitaip, gal, jo? Ir gerai būtų, ar mes, ar kitos grupės, kurios praktikuotų tą stilių. Tarkim, būtų vieni, kurie dainuoja 20-19 amžiaus stilium, kiti, kurie ten 18 stilium, kiti, kur ten 14 stilium. Kaip ir akademinė muzika, tokia šiuolaikinė, tenai, žodžiu, koks nors ten ekspresionizmas, impresionizmas, žodžiu, tenai klasika ir taip toliau. Ta galima groti, ta galima, ta. Viskas, vienas kitam neprieštarauja, viskas gali būti. Ir lygiai taip pat su tuo folkloru galima daryti eksperimentus, eksperimentus čia taip pavadinimas toks, kaip ir gal nelabai gražus, bet žodžiu, ir tikrai, kokybišką kurti muziką folk rockinę, folk jazzinę. Viskas tame yra gerai ir visi tie dalykai gali puikiai sugyventi. O tada klausimas, kiek toj dainoj turi išlikti tos tradicijos, jūsų nuomonė, tarkim, net jeigu jinai jungiama su kažko arba jeigu reprezentuojamas tuo savo grynuoju pavidalu, nes dažnai turbūt kyla klausimas žmogui, kodėl aš ten turiu dainuoti, kaip tam 19 amžiuje. Jeigu aš šiuolaikinis žmogus, aš noriu dainuoti taip, kaip aš dabar dainuoju. Tai kiek tos savasties turi likti ir kiek tos tradicijos ateinančios iš kažkada labai seniai. Jeigu kalbant apie tos postfolkinius reiškinius, tai ten įvairiai gali būti. Ten tas balsas, aš ir pats, kai dainuoju Atelijos grupėje, aš dainuoju ne tuo tradiciniu balsu. Arba ir netgi vieną dainą vienokiu balsu, kitą dainą kitokiu, šiek tiek prisitaikau prie to, kas yra tas grūdas toj dainoj. Tai, žodžiu, o kalbant apie tradicinį dainavimą, tai, kaip, yra išsikristalizavęs tas, ta tradicinio dainavimo stilių, ta visuma tokia, kurią mes žinome, prie kurios mes galime prieiti. Ir tai yra tokie, žodžiu, įdomus dalykai. Dabar jeigu aš, dabar kaip pasakai, kad, vienu žodžiu, aš esu šiuolaikinis žmogus, galiu kažkaip tai šiuolaikiškai dainuoti. Čia reikėtų pasigilinti, ką reiškia tas šiuolaikiškai, nes dažniausiai, gal ne dažniausiai, bet vis dėlto dažnai tai būna šiuolaikiškai, tiesą sakant, kad, aš taip nesugebu, aš taip nemoku. Ir aš, jeigu ten yra, dainuojama taip, kažkokia melismatika, ir aš to stiliaus nesugebu perimti, ir sakau, aš čia dainuoju dabar savo balsu šiuolaikiškai. Tiesiog prisipažinkite, jūs tiesiog taip nesugebate. Šiuolaikiškai būtų, jeigu gerai, tu paimi tą pagrindą, tą melodiją, dainą ar ką, ir tu ten, kažką profesionaliai savo balsu darai, kažkaip kitaip, darai džiaziškai, darai ten operiškai, ten, ar kaip, jeigu tikrai, profesionalumas tavo balse yra, ir tu kuri kažką naujo ant to, ne? O jeigu tu tiesiog paniuniuoji tą melodiją belenkaip ten ir sakai, aš dabar čia šiuolaikiškai dainuoju, tai atsiprašau, tai
nelabai kas čia šiuolaikiško tame yra. Čia gal natūraliai man toks klausimas kyla tada apie tai, o kaip man išmokti tos tradicinio dainavimo ir, na, žinom, ar ne, klasikinės mokyklas kitose tautose, kurios išvystė tą tradicijos tokį profesionalų mokymąsi, atlikimą, kaip yra su lietuvų dainuojamąja tradicija. Mes neturim mokyklos. Nu, faktiškai mes tos mokyklos neturim, nes mūsųse šitie folklorinio judėjimo reikalai truputį kitaip vystėsi negu, pavyzdžiui, toje pačioje Rusijoje, ar tai Ukrainoje, ar tai Baltarusijoje. Nes Rusijoje, nu dabar aišku, mes su Rusija kitų reikalų turim. Bet koks reikalas yra tenai, rusams nebuvo, kaip ir pasakius, aktualu, kad, vat, pavyzdžiui, jų tauta, jų nacija yra presuojama, ten engiama ar kaip. Nebuvo tokio reikalo. Buvo tas reikalas, jiems buvo problema, kad yra vadinamieji ten tie liaudės chorai tokie, kurie dainuoja atseit liaudiškai, bet, nu, ne taip visai iš tikrųjų. Ir tada atsirado entuziastai, kurie sako, ne, va tasai autentiškas toksai balsas, ta technika yra visai kita. Ir jie pradėjo, žodžiu, jiems nebuvo svarbu tas faktas, mes rusai ir mes norime parodyti, kad mes rusai. Ten išnaudos, mes ukrainiečiai ir mes norime parodyti, kad mes tokie. Nors situacija politinė ten kita, aišku. Tai, o buvo reikalas parodyti va, tą balsą, vokalinę techniką, balsų derinimą, kokia laisvė tame yra ir panašiai. Ir tada jie pasistumėjo gerokai šitą linkmę stilistikos, žodžiu, manieros, žodžiu, atlikimo. Mūsgi, kas buvo svarbu mums buvo svarbu parodyti, kad mes lietuviai esame. Ir tada mums buvo svarbu, kad yra tekstas, yra natos ir dainuojam tiesiog lietuvišką dainą, o kaip mes ten dainuojam, kokiais balsais, nesvarbu yra visai. Dėl to tokio reikalo kaip ir nebuvo ir buvo iš tų, beje, ir pirmųjų tokių folklorinio judėjimo tų kaip ir vadovų, vedėjų, tokia nuostata, kad tie balsai nesvarbu jie, sakant, būtent dainuok natūralių balsus ir viskas. Nesvarbu, kad tas natūralus gali būti ir ten koks nors šiauna kaitelį ir šiaunaktiolio per naktiolį. Galima visai nesijaučiu, kad aš čia kažką spaudžiu iš savęs dirbtinai dabar, ne? Tai ir tęsiasi, ir kažkiek dar ir tęsiasi, nors vis dėlto reikia pripažinti, kad gal kažkiek tai jau daugiau pradedama dėmesio į tą stilistiką kreipti ir ačiū už tai ir jums, Grįžulams, kad tokį konkursą, pavyzdžiui, rengėte ir kur į tuos dalykus yra dėmesys kreipiamas. Ir sėkmės, o čia mes kalbėjome prieš tai, kad yra tam tikros problemos, žodžiu, su tam tikrom, žodžiu, institucijom, kurios keistai labai elgesi ir tiesiog reikėtų jom palinkėti, kad jos pradėtų logiškai, protingai elgtis ir paremtų tą gražią idėją rengti tarptautinės tradicinio dainavimo tas mokyklas, stovyklas, kur irgi tų dalykų yra mokoma. Tai va, apie ką čia buvo, dar kažką norėjau pasakyti. Tai gal dar noriu iškart pasitikslinti truputėlį, kadangi čia toks ekskursas turėtų būti, ar ne, kad Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje ten kūrėsi, žodžiu, tie liaudies dainavimo tarsi ta mokykla ir tie chorai, kurie visi vienodai dainavo, bet pastatytų tarsi, ar ne, tuo kvazi kažkokiu liaudišku balsu. Kodėl Lietuvoje nebuvo tokio, nes mes irgi turėjome šitų dainų ir šokių, ar ne, kolektyvus, bet čia
į tą dainavimą nebuvo tiek atkreipta dėmesio, kad sukurti kažkokį, tokį bendrą lietuvišką tradicinį vokalą. Jo, tai turi galvoje ar tos folklorininkus, ar tos liaudininkus? Liaudininkus. Kodėl neturėjom Lietuvoje va šito liaudiško, tarsi to bendrą lietuviško dainavimo? Nežinau, sunku į tai atsakyti. Tiesiog ten, kadangi, matyt toks dalykas, kadangi Lietuvoje, kaip ir kitose kaiminėse gal šalyse, buvo stipri chorų tradicija nuo seno ir tas chorinis dainavimas, koks jis buvo ir perkeltas į tą, liaudės dainų šokių ansamblius. Tai matyt taip. Dar kažką norėjau pasakyti. Gal prisimins. Čia mes šiaip visas šitas pokalbis turbūt dėl to ir krypsta į dainavimą, kadangi šiemet yra dainų metai paskelbti, Lietuvos liaudies dainų metai. Ir kokia proga, dėl to, kad prieš 200 metų buvo išleistas pirmasis Liudviko Rėzos dainų rinkinys, kuriame buvo melodijos. Tai man toks klausimas kyla, ar esat bandę lyginti tas melodijas, kurios yra užrašytos ranka kadaise, ir tuos variantus, kuriuos dabar gal dar turime, kurie dar atsiranda, kad ir mažosios Lietuvos. Ir koks yra tas santykis užrašytos melodijos, kurią kažkas tiesiog iš klausos tuo metu esamoji užrašė, ir tarp to jau, ką mes turim garso įrašuose, kur užfiksuotas kiekvienas niuansas. Aha, čia tikriausiai vėl mes grįžtame prie akustikos. Čia, nes Rėzos, žodžiu, Rėzos tas rinkinys ir paskui Barčo visos tos melodijos. Čia buvo vienas iš tyrimų mano, kai kadangi iš tų kraštų faktiškai labai mažai kas likę, yra, kalbant apie garso įrašus, žodžiu, apie garso. Tai kaip ten buvo dainuojama ir kokia vokalinė technika ir kaip ten intonuojama buvo ir taip toliau, nelabai galim pasakyti, kadangi natose matom tik tai schemą pačią. O dabar ką vis dėlto galima būtų maždaug spėti, kaip ten buvo. Galime rasti kažką, bent jau panašiuose kraštuose, ir čia mes randame tarpukario įrašus darytus Suvalkijoje. Ir netgi panašias melodijas mes ten, žodžiu, randame. Ir tada galim maždaug kažką įsivaizduoti, kaip ten iš tikrųjų buvo. Ir kągi mes ten pamatuojame, jeigu imame akustinės tas programas, pamatuojame, kad būtent, labai dabar nelendant į gilį, bet kad ten buvo pakankamai ryškus ir sistemingi nuokrypiai nuo tos mūsų tolygiosios temperacijos, kurių natomis, jeigu dar atkreipiant dėmesį, kad tai ankstesnis laikas, dabar mes turime kitokių dar priemonių, bet natomis, Barčo laikais ar Rėzos laikais, nelabai įmanoma buvo pavaizduoti. Ir tada, kas tada atsitinka? Pavyzdžiui, vienas iš tokių dalykų, tos minimos modulacijos ir chromatizmai, kad tas pats laipsnis yra vienu atveju yra aukštinamas, kitu neaukštinamas, žeminamas, nežeminamas. Vienu atveju ten prie tos natos yra rašomas diezas, kitu atveju bekaras yra rašomas. Ne? Tai ir tada galima kaip tik ir tos fiks teorijos čia atsiranda, kad mažosios Lietuvos melodijose chromatizmai labai paplitę yra ir ten jau yra, žodžiu, daug. Dabar pamatuoji Suvalkijoje, kaip ten yra, ir tų chromatizmų nesimato. Kad, ta prasme, tas garsas yra
tame melodinėme kontekste aukštinamas, o kitame jis nėra aukštinamas. Tai jau prisiminsim, kokia šia buvo daina. Žodžio neprisimenu, bet... Vai giria, giria, girelė žalioji, pilna drabnų paukšte, vai giria. Dabar liktai mes girdime, vai giria, 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 tam girelė žalio. Vienu atveju aukštinama, liktai diezas būtų čia, kitų atveju nebūtų, ar ten bemolis ir be bemolio. O iš tikrųjų, bandysiu dabar paimprovizuoti. Vai giria, giria, girelė žalioji, vai giria, giria. Tiesiog čia yra vadinamosios atlikimo taisyklės ar atlikimo dėsniai, performance rules, kai garsas patenka tarp toninių atramų, jis yra pritraukiamas prie jų. Taip tos toninės atramos yra pabrėžiamos. O kai nėra šalia tų atramų, jis yra žemas, kaip ir turėtų būti. Ir čia joks ne chromatizmas, čia pseudo chromatizmas. Jis nėra iš intencijos, kad, čia daryti čia tą diezą. Lygiai taip pat smuikininkai, jeigu jie groja tritonį do, fa, diez, sol, si, žodžiu, išsprendžia į si, tas fa, diez yra aukštas. O jeigu jie groja do, fa, diez, fa, re, link fa, tas fa, diez yra žemas. Taip, kad, čia pavyzdys, kaip žodžiu, kūriamos tos pseudomokslinės teorijos. Tai galim pasakyti ir, aišku, galėtumėm dar pasakyti, matyti kažką apie tą mikroritmiką. Mikroritmiką turiu galvoje, kaip nevienodos tos aštuntinės ir ketvirtinės yra kokiosios. Tai, bet čia mes neturime jokių duomenų, jokių užuominų. O beje, grįžtant prie tų chromatizmų ar ten specifinių derinimų, tai ir Bartšo tie informantai ir berods jis pats, aš dabar nepamenu tiksliai, yra rašę, kad kai kada dažnai, žodžiu, tos garsus buvo labai sunku pažymėti, nes jie yra netitinka, jie yra nešvarūs, jie yra žeminami, ten ar aukštinami. Tai beje, dar buvo toks tyrimas, kur buvo paimtos Bartšo rinkinio dainos visos ir pažiūrėti tie pavyzdžiai, kur chromatizmai yra. Ir būtent, kad taip ir yra, kad kur toninės atramos, tarp jų garsas, jis yra aukštinamas. Arba kitas dėsnis, kai einama į viršų, kai yra aukštinė gies žodžius linktis, ten gali būti tas garsas aukštinamas. Apačion yra žeminamas. Ir čia pavyzdys iš to paties Jono Jakubausko. Jeigu pasisek dabar. Momute mano senoji man, kelk mane rytoj anksti, gaidelėms negiedo, momute mano. Irgi, bet ne chromatizmas. Tada klausimas, nes gerai, tai ten žmonės gyveno prieš daug metų, nežinojo atlikimo taisyklių, bet kiek apskritai yra tikslinga liaudies dainą užrašinėti natomis ir vėliau jau mokytis iš tų natų, nes turbūt, čia paplitus tiesa, kad, nežinau, gal 80% žmonių vis dar mokosi iš natų liaudies dainos. Čia, aišku, į šitą klausimą labai paprasta yra atsakyti. Tai yra, aišku, pirmiausiai, jeigu yra tie gyvi pateikėjai, dainininkai, jeigu tai būtų, tai aišku, yra fantastiška su jais drauge mokytis.
su jais draugę dainuoti ir paskui dainuoji ir gal klausti jų, ką tu gal geriau reikia dainuoti, ne taip gal. Tai čia būtų pats idealiausias žodžio atvejis. Aišku, tai retai gana bus, ne? Bet to tie dainininkai, kurie dabar yra, didžioji dalis, kaip ir bus praradę tą stilistiką, kaip ir, tai, tada tenka mokytis iš įrašų. Ir aiškintis, bandyti suprasti, ne tai, kad turime vieną įrašą ir ten tiksliai bandom nukopijuoti, bet turim vieną įrašą to dainininko, kito dainininko iš to krašto įrašą, trečio ir taip toliau. Ir bandom suvokti, kas čia yra tam dialektui muzikiniam bendro, žodžiu. Kas čia yra bendro ir kokie yra individualumai. Ir mes tada, mes kūrėme, mes esame tame bendrame lauke, mes tą bendrą įsisaviname reikalą ir galim savo individualumą, neišeinant iš tų ribų bendrų pritaikyti. Ne? O tada kaip su natomis? O tada mes paimam iš to krašto kažkieno užrašytas natas ir mes jau perėmė iš įrašų, ar to labiau iš dainininkų tą stilistiką, mes jas kaip ir atkoduojame, kaip jas reikia dainuoti. Mums tos natos yra tik tai kaip, špargalkė kokia nors, žodžiu, kaip kažkokia tai schema ir mes jas interpretuojame jau tada. Kai, žodžiu, natos yra labai gerai, bet prieš natas turi būti įsigilinamas į tą stilių. Man tai beprotiškai įdomu su jumis kalbėti, bet laikas senka. Tikiu, kad ir klausytojams labai įdomu klausyti. Taip link pabaigos norėtųs klausti apie tos, ką jau šiek tiek ir palėtėm, apie šiuolaikinės interpretacijas. Ir gal, pateiktos pavyzdžius ar ne užsienio kaimyninių tautų, kurios, kaip čia tas atlikimo taisyklės, apie kurias mes čia šnekam, tiesiog panaudoja. Pasamoningos yra, jos nėra, kad tyčia aš dabar galvoju, kad pasamoningos. Bet ir apskritai visa ta stilistika, ar ne tik atlikimas taisyklės, bet ir tembras, nežinau, ten įvairios ritmikos, darnos variantai, jie, yra gražių pavyzdžių, kai jie yra tiesiog jau pritaikomi tam ir postfolklore, žodžiu, įvairiose interpretacijose. Čia turbūt visų pirma reikėtų minėti ukrainiečių grupę Dacha Pracha, kurie, jau šiek tiek, ar ne, tas kitoks vokalas, jau tarpinis variantas, bet vis tiek jisai turi labai ryškų tą tokį, savo skambesį, kuris yra iškart atpažįstamas, iškart visi žino. Ką daryti, kad Lietuvoje taip pat būtų? O čia yra sunkesnis klausimas jau. Ką daryti? Tai ką daryti? Galim pasiūlyti, pavyzdžiui, kad Vera padarytų kokį postfolkinį projektą su savo balsu. Kaip reikėtų, aišku, pirmiausia, kad tai būtų tie žmonės, kurie turi tą sampratą apie stilistiką ir tada jie kažką ten darytų su to. Lygiagrečiai reikėtų ugdyti tokius žmonės iš tų, kurie jau kažką prisilietę prie dainavimo, bet nelabai supranta tos, žodžiu, stilistikos, tai reikėtų toliau vystyti Grįžulų konkursą, toliau tarptautinę tradicinio dainavimo tą mokyklą ir panašius projektus, kad tokių žmonių atsirastų daugiau ir tada jie patys prisigalvos, jie patys galvos, aš moku dainuoti, o jeigu dar aš čia prilipdysiu ką nors, padarysiu kažką, kokį nors ten, post-folką, post-jazzą, folk-jazzą ar kokį nors kitą. Tai beje, tą stilistiką, čia buvo tokie daryti tyrimai vienos mano magistrantės. Tai tą stilistiką geriausiai jaučia, geriausiai perima
kad ir kaip būtų keista, džiazo dainininkai. Operiniai nelabai, o etnomuzikologės tiesiog matyti vis dėlto reikėtų tame kurse daugiau tos praktikos. Šiaip pajaustų tai, bet man reikia daugiau dainuoti ir aiškintis tos dalykus. Ar tikit, kad įmanoma sukurti lietuvių tradicinio dainavimo mokyklą kaip reiškinį tokį? Jeigu kitos tautos sukūrė, tai mes nesame prastesni. Gal pavyzdžiui Lenkai įdomu kaip sukūrė. Tai Lenkų tokie du žmonės, Jan Bernard ir Maminko vadinama, Monika Maminska. Jie sako taip, Lenkijoje nebuvo tradicinio dainavimo dabar. Šiais laikais nebuvo. Buvo ten tie liaudės dainų ir šokių, ten mazovšiai, ten kažkokie ansambliai. Ir mes nusprendėm, kad reikia sukurti folklorinį judėjimą su tradiciniu dainavimu. Ir jie sukūrė. Ir yra, nesakysim, kad ten masės, kad ten begalė tokių žmonių, bet yra pakankamai daug tokių žmonių, kurie jau dainuoja maždaug tuo žodžiu stiliumi ir dalis iš tų žmonių jau vysto tokius postfolkinius projektus, būtent su tais savo balsais. Tai ačiū labai jums. Dar norėsiu paskutinį klausimą užduoti, bet tikrai, noris gal visiems klausytojams palinkėti, kad tas dainavimas, jisai atvertų kuo daugiau, turbūt tų durų ir į savęs pažinimą, ir į savo tautos pažinimą. O dabar turbūt pabaigai norėčiau klausti, ko galėtumėt palinkėti tiek mūsų žiūrovams ir tiek ir mūsų, tokio tradicinio dainavimo, kaip čia fanams ar kažkokiems nešėjams tos pačios tradicijos. Tai palinkėjimų būtų labai daug. Svarbiausias palinkėjimas tai būtų, kad viskas būtų gerai su ta geopolitinė situacija ir kad tos nesąmonės visos, kurios dabar pradėjo ne tik iš vienos, bet ir iš antros pusės skleisti, kad jos kažkaip tai pavelnių pasibaigtų. Tai čia būtų pagrindinis palinkėjimas. O kas dėl dainavimo, muzikavimo, tai būtų palinkėjimas toksai, kad įsiklausykite į savo balsą ir pažiūrėkite, pagalvokite, pabandykite, kiek jis daug visko gali. Kad jis gali gerokai daugiau, negu jūs tikriausiai manote. Ir tada bandykite tai pritaikyti. Ačiū labai. Ačiū Jums. Ačiū ir klausytojams, ir žiūrovams, ir susitiksime kitą mėnesį.